Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidą pristato Hado Red Boost, tepalai jūsų automobiliui. Vairuotojai neretai mėgsta pajuokauti, kad kelininkų žiema užklupo netikėtai, tačiau ar patys jai pasiruošėme tinkamai? Šiandien kartu su automobilių švaros specialistais būtent apie tai ir pasikalbėsime. Kaip savo automobilius paruošti šaltajam sezonui. Žiema vairuotojams pateikia įvairių iššūkių, pradedant sudėtingesnėmis eismo sąlygomis, baigiant daugiau pastangų reikalaujančią automobilio priežiūrą. Vienas dažniausių nemalonumų, su kuriuo tenka susidurti žiemos metu, tai rasojantys stiklai. To priežastis gali būti užsikišęs arba drėgnas salono oro filtras, tačiau neretai dėl to kalta drėgmė automobilio salone. Kad valdyti drėgmę automobilyje, rekomenduočiau pradėti nuo savęs, lipant į automobilį, nuo batų nusipurtyti sniegą ir, aišku, automobilyje nepalikti drėgnų daiktų. Kartais įsėdus į automobilį galima pastebėti, kad jo langai apšalę ne iš išorės, bet iš vidaus. Norint to išvengti, galima atlikti vieną nesudėtingą veiksmą. Rekomenduočiau, baigus kelionę, apie minutę palaikyti automobilyje atidarytas duris, kad išsivėdintų šiltas ir drėgnas oras. Kalbant apie tiesioginę automobilio interjero priežiūrą žiemos metu, tinkamas kilimėlių pasirinkimas gali padėti dviem atžvilgiais – geriau valdyti drėgmę ir paprasčiau palaikyti švarą. Pirmoje eilėje, ką rekomenduočiau, pasikeisti tekstilinius kilimėlinius į guminius. Kodėl tai reikia padaryti? Nes tekstiliniai kilimėliai į save įgeria drėgmę, įgeria purvą ir druskas, ko pasiekoje tai yra labai sudėtinga visą tai pašalinti. Ko galima išvengti naudojant guminius kilimėlius, jie patys į save neįgeria drėgmės, nuo jų yra tą drėgmę lengva pašalinti, tuo pačiu ir juos lengvai išvalyti. Kai kurie dalykai, kuriuos reikėtų atlikti ruošiantis žiemos sezonui, gali priklausyti nuo to, kur laikote savo automobilį. Jei spaudžiant šaltukų jis stovi lauke, reikėtų pasirūpinti gumomis. Kitas dalykas, ką rekomenduočiau, pasirūpinti durų ir bagažinės sandarimo gumomis. Jie sutepti specialiomis priemonėmis, kad jos neprišaltų prie metalinių kėbulo dalių ir atidarinėjant duris jų tiesiog nesugadintų. Jei rytais erzina ledo nuo stiklų gramdymas, yra sprendimas ir šiai problemai spręsti. Viena iš priemonių, ką verta turėti žiemos metu, yra skystas ledo tirpiklis. Jisai greičiau padeda atitirpdyti ledą nuo stiklų. Kalbant apie skystą ledo tirpiklį, jį rekomenduojama laikyti ne automobilyje, bet namuose, kad atsinešus prie automobilio nebūtų sušalęs. Tuomet jo efektyvumas bus didžiausias. Be to reikia įvertinti, kad automobilio galite tiesiog neatsirakinti dėl išsikrovusio akumuliatoriaus ir užšalusios atrakinimo spynelės. Tokioje situacijoje reikėtų naudoti būtent spynelėms skirtą atitirpimo priemonę, o ne pavyzdžiui karštą vandenį ar atvirą liepsną. Neretas vairuotojas į automobilio kėbulo plovimą žiūri kaip į beprasmišką veiksmą, nes kėbulas labai greitai gali vėl išsipurvinti. Tačiau ekspertai pabrėžia, kokiu atveju automobilį geriau laikyti švarų. Kodėl automobilį žiemos sezonu reikia plauti dažniau negu kitais sezonais? Todėl, kad būtent žiemos sezonu automobilis susiduria su didesniais iššūkiais, tokiais kaip pastovi drėgmė, sniegas, ledas, purvas ir druska. Ir šitie visi veiksniai gali padaryti neigiamą įtaką automobilio kėbulo lako paviršiui. Pavyzdžiui, valydami sniegą nuo automobilio, su šluotele braukiam ne tik sniegą, bet ir purvą esantį po juo, taip ir subraižom patį kėbulą. Vos keli veiksmai ir žiemos sezonas jūsų automobilyje bus jaukesnis bei švaresnis, o teisingai atlikti veiksmai prieš paliekant jį šaltai nakčiai kieme padės ryte. Todėl, kol dar nevėlu, padarykite tai, kas palengvins šaltojo sezono įkarštyje.